Aš tiesiog turėjau įkvėpimą kažką keisti ir sveikatintis. Iš tikrųjų visą gyvenimą tai darau daugiau mažiau. Tiesiog sudomino tą gal labiau išbandyti save ir ugdyti valią, nes 5-6 dienas pabūt be maisto iš tikrųjų iššūkis yra. Galėčiau pasakyti, iš tikrųjų buvo žymiai lengviau negu tikėjaus. Pateisino lūkesčius visus, ne tai, kad visus, bet su kaupu. Kas dar labiausiai iš tikrųjų patiko, ką stipriausiai iš čia išsinešiu, tai ta bendrystė, ta prasme, kad tu darai tai ne vienas, o su didelė komanda, ta prasme, žmonių ir turi progą juos visus pažinti. Aš asmeniškai labai daug iš kitų pasiimu, man labai svarbi ta energija, visa kita, tai aš sakau, ta prasme, čia pabuvus, aš net namo nenoriu važiuoti, tai dar netgi galėčiau porą dienų pabadauti vien dėl to, kad pabūt su jais visais. Bet dar didesnis dalykas, kad mes čia galim susitvarkyti labai stipriai, ta prasme, ta tiesioginė prasme su savo galva, su emocijom, tu pajauti kažką dieviško, ta prasme, čia atvėrė tą tokį dvasinį. Kas to nėra daręs, atrodo baisu, 5-6 dienas maisto nevalgyti, kai mes tą darom kiekvieną dieną ir ten po keletą kartų. Bet patarčiau tikrai tą pirmą žingsnį nugalėti baimę, nes tik tiek ir tereik. Įžengti koją va čia į naujystę ir tau jau viskas. Visos baimės dingsta, tau atsiveria, tiesiog širdis atsiveria, viskas atsiveria, motyvacija ir visa kita, tau tiesiog dingsta ta baimė, man tai dingo. Tai sakau, labai nedaug. Nuspręst, įžengt ir baimė pradings, o toliau va taip viskas bus.